Ar tu svajojai būti platintoja? Tai labas, Jurgita. Labas. Labas mūsų sekėjai. Iš tikrųjų, šiandien išeinam tokia tema apie platinimą pakalbėti. Labai populiari tema. Ir žinai, Jurgita, aš labai dažnai matau, greičiausiai ir tu tai matai, kad realiai Facebookas nirgų marga bedarbystė. Ieškau darbo, papildomo darbo, esu studentė, negaunu darbo, esu mamytė, auginu vaikus, negaunu darbo, ieškau, nesvarbu kokios valandas ir taip toliau, bet platintojas nesiūlykit. Reikia pinigų, bet platintojas nesiūlykit. Tai dabar, žinai, man tas ir tada kyla klausimas, žinai, ar mes čia svajojom būti tom platintojam iš tikrųjų. Geras klausimas, Geras klausimas. Tai iš tikrųjų, Jurgita, aš paklausiu tavęs, tai kodėl tu pasirinkai šį verslo modulį, kodėl tu neišsigandai būti platintoje? Pasidalink savo patirtim. Žinai, aš turbūt visai skirtingai nuo visų standartiškai mąstančių žmonių, pas mane tai buvo, žinai, koks tai noras. Mano noras buvo išmokti pardavimų, dirbti su pardavimais ir būti stipriai pardavimų srityje. Ir kad tas kažkoks tai platinimas ar kažkas, tai man visai nerezonavo, kadangi nes aš turiu, žinai, supranti apie verslą, apie vienokį arba kitokį verslą, tai tu supranti, kad jeigu tu išmoksi dar daugiau kažko, tai uoga, viskas labai fainai, žinai. Tai aš nežiūrėjau į tą platintoją, man buvo svarbu žinios ir išmokti šito, kaip sakyt, čia yra verslo dalis, čia yra amatas, nes dabar, kas turi tą žinių bagažą su pardavimais ir žino, kaip dirbti, ir referalinis verslas tai yra ir toliau bus tik tai pats stipriausias verslas. Jurgita, o tau tas žodis platinimas, su kuo jis tau asocijuojasi? Su kuo jis tau asocijuojasi? Tarkim, tu matai čia verslą, ne? Iš tikrųjų, tai yra žodis, kuris yra visiškai neatitinkantis realijos. Aš skaitau, kad jį naudoja tie, kurie bijo kažko. Nes tai yra baimė. Neplatinsiu, nors iš tikrųjų kiekvieną dieną tai jie rekomenduoja bet ką, ir kirpėją, ir pastą, ir siuvėją, ir viską, tai ką jie daro, tai jie rekomenduoja. Tai čia reikia labai gerai suprasti šitą dalyką, o iš tikrųjų visa prasmė ir verslumas ir pinigai, viskas slypi tame, nuo ko tu nusisuki. Tai nereikia to daryti, tiesiog reikia priimti tą galimybę, mokintis ir tiesiog daryti viskas, ką reikia. Tik tiek. Aš iš tikrųjų pasakysiu tai, aš tai tikrai nesvajojau būti platintoje, bet kada jau pamačiau šios kompanijos, sakykime, galimybės, kad čia yra 5 mokėjimai per mėnesį, kad čia yra kelionės, kad čia yra founder galimybė, kad čia yra automobilis ir pripažinimas, ta prasme, ir mokymų platforma, tai iš tikrųjų aš priėmiau tai kaip verslą, nes bet kokiu atveju, žiūrėk, ar internetinė parduotuvė, ar fizinė parduotuvė, tai yra verslas, teisingai? Žinoma, taip. Ar tu turi fizinę parduotuvę, tu ieškai klientų, ar ne? Tu ieškai klientų. Tu darai pardavimus savo parduotuvėje, tu gauni pelną, nuo pelno tu išmoki savo atlyginimą ar ten darbuotojam atlyginimą, jeigu fizinė parduotuvė, ne? Jeigu tu turi internetinę parduotuvę, tu lygiai tą patį darai, tu ieškai klientų, tu nukreipi žmonės apsiprekinti toje parduotuvėje, tu gauni pelną ir tu išmoki savo atlyginimą, ar ne? Ta prasme, mūsų kompanija moka. Tai yra tiesiog verslo modulis, kurį iš tikrųjų yra labai paprasta ir lengva išmokti.
Tikrai taip, ar ne, irgi tai paprasta ir lengva išmokti, nes kaip tu paminėjai, kad kiekvieną dieną žmonės mes darome tą patį, mes rekomenduojame kirpėją, mes rekomenduojame manikiuristę, mes rekomenduojame kokį vaikams stomatologą, nu, ta prasme, kiekvieną dieną vyksta va, ta rekomendacija, vadinama platinimu, statymas žodis toks, bet tai yra realiai išvertus, tai yra rekomendacija. Ir iš tikrųjų. Ir žiūrėk, aš pavyzdžiui, pradėdama mokintis, va šito dalyko žmonės tingi, nenori, jiem nereikia galimybių, viskas gerai, kam nereikia. Bet žiūrėk, nuo ko viskas prasideda. Prasideda nuo mokymosi. Aš sau pasakiau, kad aš noriu pardavimų išmokti meno ir aš mokinausi. Aha, tai kiek aš dabar mokinausi? Nu, nemažai aš mokinausi metų. Ir apie grožį, ir apie pardavimus, ir kaip sėkmingai parduoti, ir kaip lyderystėje būti, lyderiauti ir taip toliau. Aš visada save auginau. Dabar, žiūrėk, tu pakalbėjai apie tą kosmosą vadinamą, ne? Nu, tu pasakėjai apie kosmosą, nes kitiems tai yra kosmosas. Sako, Irma automobilį turi, per keliones keliauja 3 kartus per metus. Čia niekam neįmanoma. Palauk. Jeigu sakai, kad neįmanoma, vadinasi, aišku, tau neįmanoma. Dabar, ar man tai buvo įmanoma? Aš to siekiau. Aš to siekiau, nes aš sakiau, kad aš noriu keliauti. Aš noriu keliauti, aš noriu sustiprėti, aš noriu dar daugiau išmokti. Ar aš viską mokėjau, man viskas buvo paduota ant lėkštutės? Nu ne. Aš mokinausi, mokymus skaičiau, pritaikiau techniškai. Aš nebijojau išeiti į istorijas kalbėti? Nu taip, aš bijojau. Bet aš ėjau. Aš klydau, aš taikiau visokius metodus, žiūrėjau, kas man padeda, kaip aš galiu išeiti į tą rezultatą. Nu ir viskas. Tai dabar tu pabuvojai tam kosmose, nu ir aš pabuvojau tam kosmose. Tai ar čia yra kosmosas? Nu ne, nes jisai duoda, tu padarai rezultatą, tu dirbi, tu stengiasi, tu padarai rezultatą, tave už tai įvertina. Va, 3 etapai. Bet paprastai, viskas paprastai, nes bet kur va dabar yra irgi visai, va greitai, ne? Visi laksto po visas tam tas kompanijas, viena už kitą geresnės ten ir duoda, ir tenai ir uždirbti, bet visur tą patį reikia daryti. Visur tą patį reikia daryti. Tai arba tu susikoncentruoji savo energiją į savo darbą ir tu darai tą darbą ir tu žinai, dėl ko tu tai darai. Ir tu esi neišsitaškęs, nes kiti dirba per, kaip sako, nudirba, nu tai jie daugiau naudoja ten vienos kompanijos produktą, kitos kompanijos, nu dažnai maišo žmonės, ne, šitos dalykus, dirbti yra viena, o naudoti yra kas kita iš tikrųjų, palaikyti tą kompaniją, būti aktyviu. Tai jie, ką jie daro, jie būna 2-3 kompanijose, aš ten dirbu, tą darau, nu viskas gerai, bet ar tu tikrai nuo dūšios darai, ar tu tikrai atiduodi tiek ir gauni tiek, kad tu būtum įvertintas. Tai va, tai čia, žinai, tas platinimas yra, ta prasme, reikia žiūrėti, aš tai sakau, aš tai žiūriu rimtomis akimis, kaip į rimtą stabilų verslą, į augimą, į auginimą ir į rezultatą, kokį tu gali gauti rezultatą. Nes šiai dienai tiek tu gali pasakyti, tiek aš galiu pasakyti, neįmanomų dalykų nėra. Viskas yra įmanoma. Ir kelionę papulti, ir automobilį vairuoti, dabar nevairuoju, bet tikrai tiksle tas yra ir stipriame. Todėl ar buvo lengva kelionę padaryti? Nu, nebuvo lengva tos kelionės, bet niekas jos už dyką neduoda. Kiek aš laiko norėjau? 3 metus norėjau, ant 3 metų ir išvažiavau į tą kelionę, bet aš dirbau ties tuom. Dėl to aš dirbau, aš stengiausi, savo įgūdžius tobulinau, aš auginau ir taip toliau, ir taip toliau. Tai čia, žinai, matai, žinai, kaip sako, matai š, gauni š, žinai, matai auksą, žinai, pasiimi tą auksą ir viskas.
Tai iš tikrųjų, žinai, Jurgita, va dar noriu tave papildyti, kad, nu, daug kas sako, pavyzdžiui, kad tai yra, nu, kaip gėda. Gėda, įsivaizduok, žmonės atmeta tą, sakykime, platinimo darbą, nes jiems yra gėda. Jiems reikės išeiti, vat, kalbėti, kaip mes, ar ne, jiems reikės, sakykime, sukontaktuoti su žmogumi, save rodyti, sakykime, bendrauti su žmonėmis. Ir tai yra gėda. Gėda pasiūlyti gerą produktą, kuris gali pagelbėti tau, tavo draugiai, tavo pažįstamai, klasiokiai, grupiokiai, ar ne? Tau gėda pasiūlyti gerą produktą, parekomenduoti. Ir geriau, kaip sakoma, nu, kiti reikalai, ar ne, kažką pasirinksiu kitą profesiją, bet jau aš nedirbsiu, vat, konsultantė, nerekomenduosiu, nu, vat, ir būtent nebūsiu šitą platintoją. Žinai, dabar Jurgita vakar pasidalino mūsų čatuke, kad pas mus kompanija 144 milijonierius per 11 metų. Kaip manai, Jurgita, joms nebuvo gėda nusipirkti Monato šampūnų, plauti plaukus, rodyti, demonstruoti, sakykime, į socmedijas, kalbėti, dalintis. Joms nebuvo gėda, o dabar įsivaizduoju, kokia gėda jos milijonierės. Tu įsivaizduoji, ta prasme, vat ką duoda, Bet žinai, kas man šitoj situacijoje patinka? Iš tikrųjų, kad ne tik tai jos didžiuojasi tuom, bet ir jų vyrai didžiuojasi, kad moterys pardavinėja šampūnus, o jie kartu su jom keliauja po pasaulį. Tai čia yra, žinai, toksai, ką tavo žmona veikia, žinai, šampūnus pardavinėja ir tu keliauji po pasaulį, taip, keliauju, žinai. Tai, vat, jeigu gėda, nedaryk. Tai iš tikrųjų, eik į kampą, stovėk tam kampe, žinai. Jo, ir toliau gėdykis, ir toliau bijok to žodžio platinimas, ir toliau tiesiog ieškok, nu, sakykime, kitų galimybių, ar ne, kaip dirbti nuo 8 iki 5, kaip, sakykime, gauti tą patį stabilų atlyginimą, niekur nevysti, nebendrauti su žmonėmis, nesirodyti socmedijose, nekeliauti ir apskritai savęs nerealizuoti, o tiesiog gauti, sakykime, kažkokias tai pajamas. Tai, Jurgita, iš tikrųjų, čia yra plati tema ir mes galim, žinai, ir pajuokaudamos, ir rimtai pakalbėti, bet iš tikrųjų, vat dabar noriu tavęs paklausti, vat tau asmeniškai, ką tau davė, vat būtent tas priimtas sprendimas, pamatytos galimybės už to platinimo užuolaidos, ar ne, ką tau pačiai davė, kodėl tu vis dar esi čia ir kodėl tu nesirenki, sakykime, tradicinio verslo, nežinau, valdiško darbo. Tarkim, kodėl tu vis dar esi čia, ką tu gauni, kokią tu naudą gauni? Didžiulį pokytį, kur niekur negausi, labai didelį asmeninį augimą, didelį pokytį suvokime, ko dar tu gyvenime nori ir kas dar tau yra svarbu. Žinoma, pripažinimą, kur tu negausi to pripažinimo niekur kitur savo versle tradicinėme, tu tik tai atiduosi, tu gaut negausi. Patikėkit manim, aš tą puikiai žinau, nes ilgus metus turėjau savo verslą. Tai tave tiesiog tu taip išsigrėži, kad nieko nebenori. Čia viskas yra atvirkščiai ir taip, tai priklauso nuo tavo pastangų, taip, tai priklauso nuo tavo ambicijų, tai, ką tu gali turėti, tai, ką tu nori turėti. Bet tai yra didžiulės galimybės, kurias aš turiu, kurias aš čiupinėjau, kurias aš jaučiau, aš turėjau ir aš lig šiol turiu. Todėl labai gerai pagalvok, pasakydama, čia yra platinimas, aš nenoriu. Jeigu matysi daugiau, tai ir turėsi daugiau. Tai ir sako mano patirtis, aš nepasirinkau ir nepasakiau savo, kad tai yra trupiniai, kad tai yra nevertinga.
aš pasakiau savo, kad tai yra vertinga ir aš gavau viską, kas vertingiausia. Ir likščiol gaunu. Ir likščiol augu. Ir likščiol stiprėju. Todėl viskas priklausys nuo tavęs. Kaip tu nuspręsi, ko tu norėsi, ką tu pasirinksi ir ką tu matysi. O žinoma, aš tave kviečiu matyti galimybės, nes laikas yra toksai, kad niekas nelaukia. Galimybės ateina ir išeina. Mes jas galime sukurti ir dar didesnės, įprasminančias ir auginti iki maksimumo. O ką tu renkiesi? Tau klausimas ir atsakymas. Klausimas ir atsakymas. Kaip Jurgita išvardė, jog iš tikro, kiek tu gauni daug. Jeigu tu pažvelgsi į tai, kad atėjusi priemusi šį sprendimą, atėjusi į šią kompaniją, ką tu gausi? Visų pirma, tu gausi sveikus, spindinčius plaukus, gražią prižiūrėtą jaunatvišką odą, žinių bagažą, mokymai, ar ne, asmeninis augimas. Jau tu įsivaizduoji, kiek šiandien mes vedėm su Jurgita mokymus savo komandai, ar ne, kiek mes žinių prikaupusios per tuos metus. Ta prasme, kur gyvenime tu nebūtum nei susimastęs, kad tau reikia ten paieškoti apie galvos sodą paskaityti, ar ne, arba nuo ko tos visos problemos atsiranda. Ta prasme, kiek tu gausi būtent atėjusi į šitą verslo modulį, kaip tu pati kaip asmenybė užauksi, kokiais žmonėmis tu save apsupsi. Į tinklinį marketingą aš tau pasakysiu, Jurgita, tai ateina drąsios moteris. Ateina drąsios moteris, kurios žino, ko nori gyvenime. Ir kurios supranta, kad vis dėlto čia yra didžiausios galimybės tiek tapti milionierę, tiek pildyti savo svajones, keliauti po pasaulį, ar tas pats automobilis, ar ne, tiek būti įvertinta, pripažinta, tiek iš tikrųjų realizuoti save kaip moteris, ar ne? Viskas iš tikrųjų yra tame, ką tu pamatysi čia ir ką tu pasimsi čia. Bet kad tu apsupsi save sėkmingomis moterimis, kurios jau priėmė šią galimybę, jau suprato, kas tai yra per verslas, jau pamatė, bent jau akimis, kai sako, dar nepasiekė, bet jau pamatė, ką gali pasiekti ir ką gali turėti būtent šioje grožio industrijoje. Ir jos nebijojo pasirinkti būtent šio verslo, nebijojo, kaip aš sakau ir mes, ar ne, nebijome, tegul mėto mūsų akmenėmis ir vadina platintomis, bet tos platintojos turi laisvę, turi pasitikėjimą, švyti, spindi, laimingos, sėkmingos ir, ta prasme, pilnai realizuoja save, pildo savo svajones ir dar padeda tau, jeigu tu priimsi sprendimą, padeda tau atrasti save šioje veikloje ir turėti viską, ko iš tikrųjų esi verta. O mes, moteris, esame vertos tikrai, patikėkit manim, labai daug. Tik reikia laiku tai pamatyti, nebijoti, o tiesiog priimti sprendimą ir pasakyti savo, taip, aš noriu imti šio verslo. Ir platinimas manęs negąsdina, nes tai nėra platinimas. Tai yra nuostabi profesija, kur iš tikrųjų mes turime be galo gražią misiją padėti moterims turėti sveikus plaukus, spindinčią odą, pasitikėjimą ir, žinoma, finansinę laisvę. Taip, kad tik tavo sprendimas, tik tavo požiūris į šį vadinamą žodį, viskas priklauso nuo tavęs. Tai, Jurgita, iš tikrųjų labai faina tema. Ačiū tau, kad mes padiskutavom, kad tu pasidalinai vis dėlto, ką tu gavai pasirinkdama būti būtent toje pozicijoje. Tikiuosi, nors vieną įkvėpsiu. Jeigu taip, rašyk į komentarus, sakyk, taip, aš irgi noriu mokytis pardavimų meno. Tai labai, labai džiaugsiuosi. Tikrai taip. Tai palinkėsim geros dienos, palinkėsim pamastymų, vis dėlto pasidomėkite, pasigilinkite labiau apie tai, kas tai yra, ar tai yra gėdinga, ar tai yra kaip tik galimybė keičianti tavo gyvenimą. Ir priimkit sprendimą ir susitikit mumis asmeniškai. O palinkėsim geros dienos ir iki sekančio malonaus. Ate. Iki.